Malonu. Jūs kiek esate influencerių ir žymių žmonių iš Lazdavojos Lietuvoje, jau nesuskaičiuočiau ant rankų pirštų. Suimkit mane, prašau, jeigu aš esu kaltas. Lietuviai tokie švogerių kraštas, mes mėgstam vieni iš kitų, pirštų parodyt. Dabar dedam tašką. Mano vadovė turi pranešti, kad išeinu iš darbo. Tavo turinys yra išskirtinis, susijęs su receptais, su sarkazmu. Dabar pasakyk, ką iš tikrųjų galvoji. Būsim nerealus. Kodėl kritikuoji daugumoje moteris, o ne vyrus? Absurdas. Tikrai gerbiu ją. Aš tikiuosi, jinai manęs ne tai, kad nekenčia, bet negalvoja, kai pamato, kad šitas. Taip jau. Žmonės tiesiog labai susireikšmina ir galų gale eina prie grasinimų įvairiausių. Ką aš moku ir manau daryti, tai labai mandagiai atsakyti į visas žinutės. Aš nekertu atgal. Aš kertu per tą prizmę, kad aš labai mandagus būnu. Ko iš tiesų bijai? Teisminių procesų. Žinau, kad yra laikina tai, ką darau dabar. Aš tvarkysiu tau gyvenimą. Jei.